Labas. 25 metais Ducati jau užsiminė, kad bus pristatytas antros kartos Desert X-as. Tai dabar jie ir padarė savo pažadą, ištiesėjo, o apie techninius duomenis trumpai. Važiuojam. Tai yra visiškai atsinaujinęs motociklas, primena tik tais išorę, jisai senai Desert X-a didžiausias pokytis tai yra variklis. Variklis 890 kubikų, 110 arklio ir 92 newtonai. Tai visai jau kitas variklis, Ducatio stiliaus, tai jisai jau jo vožtuvų valdymo sistema jau yra spiruoklinė, nebe Desmo, ir variklio resursas jau yra pasikeitęs, sakykime, kaip seno 937 motoro, tai buvo kas 12 tūkstančių tepalai turėjo būti keičiami, šito kas 15, o vožtuvų reguliavimas yra po 45 tūkstančių. Teigia, kad variklis prie 3000 apsisukimų turi jau 70% galios. Ta variklį jau jie naudoja naujajam Hypermotarde, praeitais metais pristatytam Street Fighteriui vedu, Panigaliai vedu ir Multistradai vedu. Galinis yra amortizatorius jau progresinis, priekinė šakė Kajaba, stabdžių diskai 305 mm su M435 Brembo stabdžiais. Galinis dviejų stumokliukų suportas taip pat yra Brembo ir stabdžių diskas 205 mm. Sėdynės aukštis 880 mm, o motociklas sveria 209 kg. Bus galima užsisakyti daug priedų, tai galinis benzo bakas, lankai, halogenai, išmetinimas termignionis, tašytės galinės, priekinis stikliukas aukštesnis, jeigu kam reikia. Sėdynės aukščių skirtingų yra. Mocas kainuos 18 200 €, o daugiau apie naujų mocų kainas gali pasižiūrėti apsilankęs puslapyje movon.lt. Patiko, spausk laiką, užprenumeruok ir iki.